ką, atvarėm į Šveicariją. Tikslas yra kuo pigiau praleisti atostogas, nežinau, 2 arba 3 dienas būsim Šveicarijoje, dar nežinau, kaip kojas atlaikys, varysim į kalnus, pasivaikščioti. Biškai, ateik. Tikslas nieko neišleisti Šveicarijai. Pasiėmėm tokių iš Lietuvos pavalgyti. 3,30 kainuoja, tai vat, kaip sakant, maistas bus už dyką. Įsimečiau čiužinuką, čia pagalvių, mėgmaišį, kad mašiną išmiegot, kad nereiktų ten jokių viešbučių imti panašiai per. Ta, kaip man seksis, tikiuosi išgyvensim. Dabar pirma trasa bus čia eiti, kažkur ten į tas kalnus. Ten bus toks kabantis tiltas. Nu va, čia iki tokio tilto. Jis skaitosi, lygtai skaičiau, pats ilgiausias Šveicarijoje kabantis tiltas. Čia iki kažkokios stotelės, aš kaip suprantu, 1,5 valandos eiti. Nes iki ten pešiom gaunasi kažkur apie 4,5 kilo iki pat tilto. Ai, va, 3 valandos. 3 valandas turbūt daeisim, nueinam. Op. Čia turbūt sužymėta, jaučiu palei šitos eiti. Čia bus ta trasa gal. Nes buvo išėjimas į 2 pusės, tai pasirinkome vieną. Kai pasirinkom tą vieną, buvo išėjimas vėl į 2 pusės, tai vėl vieną pasirinkom. Nu, tikiuosi nepaklysiu. Kai kietai atrodo. Eina, šiek. Baisu net žiūrėti. O šaltinėlis biškį apsiprausti, atsigaivinti ir toliau į trasą. Pagaliau nebereiks tačiai lipti. Bent biškį tiesaus kelio. Kas sakai? Pievutė. Super. Blemba, sutikom kažkokį tai vieną žmogelį, kuris čia ateina. Sakė, kad ten lavina buvo nukritusi. Tai nežinau kaip ten. Buvo medžiai iškritę. Eina savo. Pavojingai. Apeit reik. Ką aš pamačiau, čia daug tokių yra. Ir jie taip ant kelio čia kimarina. Eina savo, baisu jas nesutraiškyti, net nejuda. Nu, biški čia kažkaip jau kitaip. Tai kas man neramina, ten biški sniego yra. O ten va tas taškas, lyg tai pusiaukelė. Nu, kaip įdomi žmonės gyvena. Gal ir gerai, be kaimynų, nėra triukšmo. Pelė kaip stačiai ten atrodo, net nesimato apačios. Baisu išlipt koją dėti iš tako. Na, bet čia gan saugiai atrodo, dar pakol kas. Blemba, oras. Visai šūdinas paliko, lyti pradėjo. Nesiseka. Čia panašu į kažkokią nuošliaušą, kad buvo iškritęs kelias. Tikrai turėjo būti kažkoks takelis. Dar ten matos ledas va iš apačios. Eina, šiek, nu čia jau tikrai negerai. Blemba. Dar kojinių nepasiėmiau iš tikrųjų antrų. Kas yra absoliuti kvailystė. Blemba. Nes aš taip supratau, kad va čia yra pakeltuvas ir jisai veda iki to namelio va tenais. Jie su pakeltuvu pasikelia ir va čia labai geras takutis yra eiti iki to tilto. Mes einam tuo sunkiuoju raudonų taku ekstremaliu. Dėl to čia nei žmonių, čia nieko nėra, tam ir problema.
Ne tą taką pasirinkom. Oh shit. Oh shit, čia tikrai negerai. Realiai net nesimatė šito. Net nesimatė šito. Nu va, čia realiai va praėjimas turėtų būti. Praėjimas yra ir bandyt pakilti, bet čia irgi šansai yra. Nu, nusileisti, tai čia kažkaip galim, čia tai laisvai. Nu gerai, pabandysim nusileisti, blemba. Svarbiausia yra nerizikuoti. Sprendėm eiti iki čionais, iki to namuko. Gal kažkaip aš čia nusileisim. Per tą krioklį čiut biškį pavojinga. Na, aišku, pereitume, bet gal pavyks grįžti į tam tą taką. Nu, reik bandyti. Biškį lyg tai dar saulė kažkiek lenda. Kažkiek biškį nuotaika gerėja. Gerai, keliaunam. Belė koks triukšmas čia, nežinau ar girdėsios. Bet nusileidom iki pat apačios vis dėlto. Kažkaip per tą upę nenorėjom čia eiti, po to jinai čia visai prasiskiria. Realiai turbūt kažkaip čia perlipsiu ir viskas, o ten toliau ta užtvanka liko, tai palipsiu čia, jaučiu ir bus gerai. Perėjom ir išgyvenom. Einu savo. Kaip toliau bus, nežinau. Pakilau iki debesų. Ir čia rūkas, bet lyja, nežinau. Realiai nieko nebesimato. Kažkokia tarpinė stotelė. Ten tikrai neįsiu. Karoči, vien sniegas. Reikia ten nueiti man iki to tilto. Jeigu nuo ten tos užtvankos buvo 1,5 valandos, čia rašo 0,5 valandos. Tai turėtų būti nedaug. Na šik tai lyja, tai belė kaip. Visas permirkęs. Labai nemalonu. Ir jokio vaizdo visiškai nieko nesimato. Nu bet vis tiek. Štaip toli atvažiavau, nu tai reik daeiti. Jeigu sniego nebus, tai daeisiu. Kažkaip atrodo išlindau aš iš tos miglos. Iš to rūko. Dar biški vaizdų matosi, tai kol matosi, gal pafilmuosiu, nes va tenai toliau, iš kur išėjau, tai nieko nesimatė. Galvoju, kol daeisiu, niekur nepamatysiu kito galo tilto. Vis dar aš ant klaustuko, ar pasieksiu tą tiltą, bet tikiuosi. O, nepatikėsit, bet tiltas jau matosi ten. Kažkaip iš čia žiūri, neatrodo, kad jis kažkoks ten jau labai ilgas būtų. Nu, tikrai daeisiu. Nu, gal čia jau paskutiniai žingsniai ir pasieksiu aš tą tiltą. Nu, va čia. Jau to ateisi. O, čia rodo, kaip statė tą tiltą. Nuotraukos. Kietai. Aš irgi tokią darbą norėčiau. Bent jau įdomus. Eina, šikt kaip jisai siuboja. Bet vis tiek čia. Turi būti saugu. Aš manau. Eina savo. Nu, va, tokie vaizdai. Ir dar vienas geras dalykas. Nustoja lyti. Rankos jau šala belė kaip. Jaučiu čia nedaug tų laipsnių, gal keli laipsniai tik tai šaltoko, o aš visiškai permirkęs. Ką aš galiu pasakyti? Šiaip nebuvo labai pavojinga iki čia daeiti, bet žiauriai išsekino, nes tie lipimai, tos kelios nuošliaužos, norėjau aš jas apeiti, nes galvoju, ten per tą sniegą eiti labai pavojinga yra, nes ten matosi, kad po apačia tokia tuštuma ir per tą sniegą eisiu, kad neįkrisčiau, o ten iš karto srauni upė. Tai aš nenorėjau rizikuoti, tai labai išsekino tas perėjimas per tos abidvi nuošliaužas.
Tai taip, nu ten ir buvo pavojingiausiai, o Karolinai viskas, palikau. Nebėra Karolinos ir pasiliko prie tos būdelės, kur, ne būdelės, to namuko, kur pakeltuvas kelia, pabijojo eiti per tas nuošliaužas, bet realiai ten, kur mes kartu leidomės, ten tikrai buvo daug baisiau ten nusileisti. Po to jau buvo, tas tik iš tikrųjų vargino labai. Taip, tais. Jo, iš tikrųjų pavargau, neslėpsiu. Kiek mes ėjom, gal kokią 4 valandas ėjom iki čia. Nu, atgal grįšiu, bet gal per porą valandų, bus greičiau. Nieko aš čia daug neveiksiu, jau turbūt iki pat galo gal ir nebeisiu. Apsisuksiu ir eisiu atgal. Nežinau, ką pasakyti. Nu, tai tiek. Nu ką, išmiegojomės. Buvo tikslas 2-3 dienas praleisti Šveicarijoje, bet kažkaip nusprendėm, kad nerizikuosim į tos kalnus kilti į kitus. Tai važiuojam lauk, važiuosim dabar į Italiją mes. Nes tenais, kur norėjom į kitas trasas nueiti, ten netgi kelias uždarytas, iki ten net nedavažiuosi buvo, nes per daug sniego. Tai kitą kelią pasirinkom, kur atidarytas, bet ir čia jau matosi pilnas sniego prisnygę. Nu, gal kada nors, kitą kartą.